maldas. Su jumis sveikinasi labai teatras. Mano vardas Agnė. Mano Eglė. Aš esu Artūras. Ir mes atvykom šiandien kartu su jumis visais alytiškiais šventę švęsti. Ne šiaip sau šventė, o kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Ir švęsim ne bet kaip, o šėldami, dainuodami, kvailiodami, šėliodami ir fantazuodami. Ir šiandien mes jums dainuosime pačias geriausias labai teatro dainas. O šis jaukus kambarys mums atstos visą pasaulį. Bičiuliai, man atrodo, jūs galvojat, kad čia šiaip sau paprasti lagaminai? Visai ne. Čia iš tikrųjų yra geros nuotaikos lagaminai. Girdit? Nuotaika gera? Ar jūsų nuotaika gera? Ar jūs pasiruošę gerai švęsti? Labai gerai. Ir jūs turbūt galvojat, kad čia šiaip sau židinys? Ne. Čia yra norų pildymo židinys. Svarbu tik į jį atsistoti Ir iškepti. Artūrai, Kas? ne. Pavyzdžiui, pasakyti, noriu su visais susipažinti. Bičiuliai, pakelkite ranką, kurie iš jūsų dešiniarankiai. Dešiniarankiai, pakelkite rankas. O dabar pakelkite kairiarankiai. Kairiarankiai, ar jūs esate? Mums reikės abiejų rankų, nes dabar visi kartu sveikinsimės. Tik nepamirškit, kai sakysim labas tiesti priekį, tą ranką, su kuria jūs sveikinatės. Sutarta? Labas, kaip gyvuoji, ar tai mes gyvuoji. Labas, duok man ranką, ir drąsos užtenka. Jei pabudai ryte ir saulė šviečia, praveri langą, draugai į kiemą kviečia. Nuotaika gera, diena labai daug žada, užtrauk linksmą dainą, paimk aukščiausią natą. Labas, kaip gyvuoji, ar tai mes dainuoji. Jūsų rankos. Labas, duok man ranką, ir drąsos užtenka. Nukeliausim toli, toli. Pasveikinti visus, pasveikinti šviesą. Ar paruošėt visas rankas? Visas kiek turit, tiesiai į priekį, sveikinamės. Labas, kaip gyvuoji, ar tai mes dainuoji. Labas, duok man ranką, ir drąsos užtenka. Labas, kaip gyvuoji, ar tai mes dainuoji. Labas, duok man ranką, ir drąsos užtenka. Nukeliausim toli, toli. Bičiuliai, kad jums nebūtų šalto, pasiplokit patys savo, kad mes taip, jūs negalit judėti, ne? Jūs taip susispaudę. Bet tai kaip man patinka keliauti ir kaip smagu kartu švęsti. Kur dabar keliausim? Dabar mes visi keliausime į bažnyčią. Kur? Mes visi keliausime į bažnyčią, nes didžiausios lietuviškos šventės prasideda nuo bažnyčių. Velykos, kalėdos, naujieji metai, mano gimtadienis. Taip. Labai protingai šneki, bet Artūrai, tu matai kokią čia minę? Ar tu matai bažnyčią, į kurią mes visi tilptume? Taip, aš matau žiauriai daug žmonių, bet mesgi turime židinį. Ir ne šiaip savo židinį, o norų židinį. Taip, ir dabar mes visus kviečiu jų... Stop, tik nesukišk mūsų visų kaip silkių statinę. Gerai. Aš turiu geresnę idėją. Dabar, bičiuliai, visi, kas mane girdi, pakelkite rankas ir darykite štai taip. Štai taip. Supratau, melsimės vietoj. Ne, mes nemelsimės. Dabar pakelkite ranką, štai taip. O, kiek daug rankų. Štai taip atrodo Šventos Onos bažnyčia. Bokštai dideli, grakštus
kaip žmogaus mintis, kuri veržiasi į aukštį. Ir dabar, Egle, ar padainuosi dainą apie Šventos Onos bažnyčią? Mielai. O mes visi kartu plosim ir žavėsimės! Kai plaukia mėnuo virš miegančio Vilniaus, kai tamsų šešėliai kloja gatves, gali pamatyti tyliai priėjęs Onos bažnyčios bokštų strėles. Kaip laisvė, viltis kaip sapnas gražus. Jis stovi ir kviečia mus visus. Kai naktį mėnulis pakyla aukštai, Šventos Onos bokštai pražysta baltai, pražysta baltai. Kai plaukia mėnuo virš miegančio Vilniaus, kai tamsų šešėliai kloja gatves, gali pamatyti tyliai priėjęs Onos bažnyčios bokštų strėles. Kaip laisvė, viltis kaip sapnas gražus. Jis stovi ir kviečia mus visus. Kai naktį mėnulis pakyla aukštai, Šventos Onos bokštai pražysta baltai, pražysta baltai. Girdit? Kas čia? Koks čia garsas? O kad leiskit, mes čia po bažnyčias jūs vedžiojam. Kalbamės, o jūsgi visi alkani. Kokia šventė be vaišių. Žinoma, dabar, bičiuliai, reikia kažkaip greitai ištaisyti situaciją. Ir mums reikia nedelsiant bent 5 žvaigždučių Mišelino virėjo. O tai kur tokį rasim? Nesijaudinkit, aš esu čia. Bonjour, toujours. Mano vardas Mišelis, 5 žvaigždučių Mišelinas. Ir šiandien Alytaus kalėdų eglutės įžymimo proga aš jums visiems pagaminsiu prancūzišką sriubą, nes pati skaniausia sriuba yra Prancūzijoje. Bet iš pradžių, kur mūsų židinys? Židinys, taigi. Noriu į Prancūziją! Baduba, pirmiausia mes išvirsim sriubą. Šubiduba, gardi bus ta mūsų sriuba. Pirmiausia vandenį išvirkim, tada daržoves puodan pilkim. Tik nepamirškim prieskonių tam tinkamų. Veržiasi paskutinis ataidė tas skanės, gardi sriuba. Veržiasi paskutinis ataidė tas skanės, gardi sriuba. Kas pripylė
nepatinka pomidorų? Aš. Tekst. O ką, tau nepatinka pomidorai? Labai patinka tekst. Bet aš visus kviečiu į Ispaniją, į pomidorų mūšį. Tekst, 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 tekst. Nes kokia šventė be kvailiojimų, dukimų, be visokiausių išdaigų. Bet iš pradžių noriu į Ispaniją. Sveiki atvykę į Ispaniją, į pomidorų fiestą. Čia mes pomidorus traiškom, kad nieko nesužeistumėm. Paskui pasidedam, o tada prasideda tikras mūšis. Labai smagu, labai siautulinga. Mūšis pačiame karšty ir ginklų nestinga. Pomidorai skraido, nieks jų nesibaido. Po kojom ole pomidorų tyrė. Po kojom ole pomidorų tyrė. O dabar mūšis tik kaista. Vamos todos! Tekst, 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 pažiūrėk po kojom. Tekst, 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 ir košės prikojom. Tekst, 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 pažiūrėk po kojom. Tekst, 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 ir košės prikojom. Pasidedam, tada spraiškam dar vieną, to pačiu ispaniškai pašokam. Labai gerai. Ir dar vieną, kad nieko nesužeistumėm. O dabar jau prasidės tikras mūšis. Labai smagu, labai siautulinga. Mūšis pačiame karšty ir ginklų nestinga. Pomidorai skraido, nieks jų nesibaido. Po kojom ole pomidorų tyrė. Kojom ole pomidorų tyrė. Vamos todos, fiesta do latino! Tekst, 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 pažiūrėk po kojom. Tekst, 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 ir košės prikojom. Tekst, 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 pažiūrėk po kojom. Tekst, 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 ir košės prikojom. Sustok, Egle, palauk. Pažiūrėk, mūsų žiūrovai pilni pomidorų, nu kaip taip galima? Gerbėniai, prasivalykit nuo akių pomidorus, nes tu tolimesnio koncerto nebematysi. Palauk. Tavo ausyse pomidorai, o mano galvoje šis kečupas. Reikia nusipraust mums. Mums reikia visiems nusipraust. Na tai, labą vakarą. O, Aš esu Somis iš Somijos ir visus kviečiu į somišką pirtį. Nu koks balius be pirtelės, ane? Bet tuo pačiu Suomijoje galėtumėte aplankyti ir kalėdų senelį. o, čia įdomu. Ne tik įdomu, bet ir sveika. O dabar iš pradžių dėmesio. Noriu į Somiją. Nepagalvokit, kad noriu pasigirti, bet tikras Saumis mėgsta pirtį. Pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam, labai kietai. Pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam, labai kietai. O išlipa iš tos akadės, tai šokam sveiko ruonio šokį, kur tomis, kad nesušautume. Ei, broliai Somai, nemiegokit, somišką pirtį pademonstruokit. Pasidarom kaip broliai Suomiai. Pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam, labai kietai. Pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam, pasikaitinam, pasivanojam.
krutinam, kai ranką krutinam, užpakalį judinam, galvą irgi sukam. Abi rankas pakrutinam, užpakalį judinam, vieną koją pasukam, liemenį taip pat. O dabar vartom viską, ką turim geriausio. Čia vadinasi sveikuolio šūkis. Mūsų šalyje visi sveiki, užsigrūdint čia gali. Grūdinsimės. Pasisveikinu, pasivadojau, pasisveikinu, pasivadojau, pasisveikinu, pasivadojau. Pasisveikinu, pasivadojau, pasisveikinu, pasivadojau, pasisveikinu, pasivadojau. Sveikuolio šūkis, o dabar kurtumės. O gerai, gerai, dabar gerai. Greičiau. Pasisveikinu, pasivadojau, pasisveikinu, pasivadojau, pasisveikinu, pasivadojau. Bravo! Pasiplokit visi garsiai, garsiai. O jūs, maži suomiai, bėkit greit, šluostytis greit, greit. Į tokią šaltą etketę įlindo tau. Nu, dabar lietuviai jau šitaip užsigrūdinę galit čiuožti pasaulio kraštą. Palaukit, koks dar pasaulio kraštas? Man tai žadėjo, kad aš galėsiu pamatyti Kalėdų senelį. O, tai čia viskas labai paprasta. Ten kažkur už kampo stovi jo rogės. Kur? Ten, pažiūrėkit, kad prie elektrinės tokios. Aš tai nieko nematau. Aš irgi nieko nematau. Ir, palaukit. O tu šventas ruonė. Mėnesis iki Kalėdų jis jau slidą stebi. Žinot, nežinau. Vejamės gal ką? Aš nežinau, jis kažkur tai, gal jūs tikrai. Stop, kažką Palaukit. girdžiu. Kas čia? Man atrodo, čia Kalėdų senelio elnio kanapėlis. Čiuožkit, lietuviai, čiuožkit, pasivysit Kalėdų senį. Pasiimam slides ir vieną ranką į kitą ir čiuožiam. Stop! Palaukit, kaip galima? Mes grįžom atgalios. Mes čiuožiam ir atčiuožiam atgal į Lietuvą, į Alytų. Na, Oi, žiūrėkit, kas ten? kažkas ateina. Ten Kalėdų senelis gal? Bet tai klausykit, toks atjaunėjęs, pasikeitęs šiais metais kažkas. Oho! Oi, bičiuliai, čia ne Kalėdų senelis. Labas vakaras, čia Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis su šeima. Paplokite jiems. Merė, duodu jums suteikiu žodį. Labas vakaras, alytiškiai, labas vakaras mūsų gražaus miesto svečiai. Iš tikrųjų žiūriu nuo scenos, kiek čia jūsų daug šį vakarą. Nes tikrai kiekvieną gruodžio mėnesį, kiekvienais metais mes susirinkame į šią aikštę atlikti vieną labai svarbią misiją. Įžiebti pačią gražiausią Alytaus miesto eglutę. O šiais metais eglutė yra iš tikrųjų ypatinga. Mes anksčiau turėdame karkasinę, turėdame plastikinę, turėdame nukirstą rajone, o šiais metais eglutė yra tikra alytiškė. Ja užaugino alytiškiai, ją puošė alytiškiai ir tikiu, kad su jumis visais kartu mes šią eglutę netrukus įžiebsime. Bet žinote, elfai pabėgo ir man reikės jūsų pagalbos. Vaikai, ar čia jūsų yra? Vaikai, negirdžiu. Vaikai, ar čia jūsų yra? Vaikai, ar laukiat Kalėdų? Vaikai, ar parašėt Kalėdų seneliui laišką? Bet žinot, vaikai, kad įsipildytų Kalėdų seneliui laiškas, manęs prašė Kalėdų senelis paklausti jūsų, ko labiausiai norite. Aš suskaičiuosiu, palaukit, Lego, išgirdžiu. Aš suskaičiuosiu iki 3 ir jūs garsiai šaukite, ko norite. Gerai? 1, 2, 3. Žinot, daugiausiai girdėjau telefono, bet tikėtina yra ir kitų norų. Tai Kalėdų senelis su elfais ir su nykštukais užsirašė, ko nori, tai tikėtina jums, jeigu gerai švęsite, jeigu padėsite man įžiebti Kalėdų eglutę, tikėtina atneš. O
O mums dar labai įdomu ir kažkaip girdėjau nešaukė Liepa, o gal Taip. tu sugalvojai, ko nori dovanų? Sesės ir nagų. Sesės! Užsirašė elfai iš karto. Plojimai Liepai. O tu, ąžuolai, o tu ko norėtum? Kalėdų proga. Broliuko? Ne, aš norėčiau gal, kad saldesnis būtų gyvenimas saldainių ir visai neprašaliai būtų koksai 10. 10, paplokime ąžuolui. Ačiū labai. Gerbiamas merė, o kokį jūs norėtumėt šventų kalėdų progą? Aš labiausiai norėčiau, kad visi rytiškiai būtų laimingi ir sveiki. Nuostabu. Tai galbūt paplokite lytiškiai. Norit būti sveiki ir laimingi? Tai ką, vaikai ir padėsite? Negirdžiu, vaikai ir padėsite? 3, 2, 1. Štai jį nuostabioji merė, jūs esat su visa šeima stebukladariai. Ačiū jums labai, gražių jums švenčių, gražių kalėdų, paplokit merui ir jo šeimai. Ačiū labai. Visur kalėdos gražios, bet Alytuj gražiausias. Visur keliauti linksma, bet Alytuj jaukiausia. Taigi mes kartu, visi kartu įžiebėm kalėdų eglę, kartu lauksim kalėdų ir kartu sutiksim naujuosius metus. Kas čia? Kas vyksta? Kas čia? Kalėdų senelis! Kalėdų senelį! Tai žinoma, nes mes kartu ir mums smagu. Kalėdų senelį, ateik su mumis! Mes visi kartu! Mes kartu, kalėdų Mes senelį! kartu, tai žinoma, kad mes kartu. Mes kartu, mums smagu! Mes kartu, mums smagu! Kartu, kartu, legendą kūrėm kartu, su sesė, broliu, draugu, ar su grupės nariu. Niekada nemaniau, kad bus tai smagu. Ir nori sukurti savo legendą, tegu tavo norai toliai skrenda. Dalinki svajonę su savo draugu. Ir viskas pavyks, jei kursi kartu. Jei būsim kartu!
laukėt ir sulaukėt. Aš irgi labai laukiau susitikimo su jumis. Tai labas vaikai. Labas mamytės. Labas tėveliai. Labas močiutės ir seneliai. Labas alytiškiai. Labas miesto svečiai. Kaip gera čia būti šiame jaukiame kambaryje šalia norų pildymo žydinio. Štai, pasižiūrėkit, šalia mane sėdi kas toks? Meškinas, jis net šiaip sau pliušinis meškinas. Jisai yra mano pagalbininkas, tai yra baltoji meška iš šiaurės. Ir mes abu labai mėgstam šokt ledo šokį. O jūs, bičiuliai, ar mėgstat šokt ledo šokį? Aš žinot, kas tas ledo šokis? Aha, kai kurie žino, o tie, kas nežino, tai aš pamokinsiu. Per ledo šokį mes visi gaminsim sniegą, taip? Nes kokiosgi šventės be sniego. O kaipgi mes tą sniegą gaminsim? Suksim tokius malonėlius, tai dabar pasitreniruosim. Tai darykit kaip aš, darykit geriau už mane. Į vieną pusę malonėlį ir... Į kitą, drąsiau, pasijungiam, tam nieko nebus, sniegas neteis. Į vieną pusę malonėlį ir į kitą pusę malonėlį. Neblogai. Nu, aš dabar keliauju šalia norų pildymo židinio ir norim ledo šokio. Tai ką, gaminsim sniegelį, ne? Šoksim ledo šokį, malonėlius darysim. Tai kartu su manim, su mano pagalbininkais, siruoškit. Tik nepraeik pro šalį, patekai į ledo šalį, tokie reikalai. Tada nudžiugint gali ledo, tai sniego patalai. Gali linkėti į valias, kuriuo gali turėt marias. Ir kai tikra balta meška, nesugalvota šalta ar pūga. Gali džiaugtis kaip namie ir nieko nesakyt sudie. Ir kai tikra balta meška, nuo kalno leistis su daina. Dabar darysim sniego malonėlį. Šalado kėdė žydį, pagrožę mums palydi, širdį kraštą. Visi darytumėt. O, sniegelis. Gali tikėti į valias, laiko gali turėt marias. Ir kaip tikra balta meška, nesugalvota šalta ar pūga. Gali čia jaustis kaip namie ir nieko nesakyt sudie. Ir kaip tikra balta meška, nuo kalno leistis su daina. Šarado gėlė žydį, pagrožio mums palydi, net širdį kraštai. Malonėlis. Tada nudžiugint gali, kurgėlių lediniai žiedai. Šarado gėlė žydį, pagrožio mums palydi, net širdį kraštai. Tada nudžiugint gali, lediniai sniego patalai. Matot, kas čia žino, gal rytoj pasiliks? Jų lediniai žiedai.
Mielieji, jeigu ne rytoj, tai po savaitės, jeigu ne po savaitės, tai vasario mėnesį tikrai pasnigs. Pasiplokit patys savo. Ačiū jums, mielieji, ačiū jums, brangiai vaikai, kad taip gražiai šokote. O mielieji, o kokiosgi šventės be fejerverkų? Taip, tai žinoma, tai pagrindinis šventės atributas fejerverkas. Taigi dabar dėmesio, siurprizas. Ar jūs pasiruošę? Negirdžiu, ar jūs pasiruošę? Taigi dabar aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Tik aš. Taigi, 3, 2, 1. Patyriau fiasko, žinot kodėl? O todėl, kad visiems norams išsipildyti ir patiems didžiausiams norams išsipildyti, juk reikia jūsų pagalbos, vienas nieko nepadarysi. Tai dabar, mielieji, skaičiuosim visi kartu. Visi kartu, taip ir jūs aktoriai, ir jūs vaikai, visi skaičiuosim nuo 3 iki 1. Tai ar pasiruošę? Tikiuosi, kad tada įvyks tikrasis stebuklas, jis įvyks tik tada, kai visi skaičiuosim. Taigi pasiruošiam. 3, 2, 1. Kažką girdžiu, bet nieko nematau.